Labadiena! Pasaulio akcijų biržų indeksai praėjusią savaitę demonstravo neigiamą dinamiką. Šiek tiek subliūškusios viltis dėl spartaus pasaulio ekonomikos atsigavimo pasiuntė indeksų žemyn. Taip pat didelė dalis investuotojų nusprendė fiksuoti pelnus, kadangi suabejojo toliau besitęsiančių akcijų brangimu. Prieš tai sekęs kone 2 mėnesių laikotarpis džiugino nemenkais prieaugiais. Penktadienį JAV biržų indeksai leidosi žemyn ir fiksavo didesnius nei 3% savaitinis nuolydžius. Baltijos šalių akcijų biržose penktadienį indeksai buvo linkęs stiebtis aukštyn, tačiau investuotojai buvo pasyvūs. Paskutinės savaitės prekyba nepadėjo indeksams pakeisti visą savaitę trukusių akcijų kainų pigimų. Per savaitę Vilniaus ir Talino biržos indeksai nuvertėjo atitinkamai 0,42 ir 1,96%. Vilniaus vertybinių popierių biržoje penktadienį akcijomis buvo sudaryta 414 sandorių, kuriais perleista akcijų už 890 tūkstančių litų, o MAX Vilniaus indeksas pakilo 0,97%. Šiek tiek didesnėmis apyvartomis pasižymėjo TLT, Ūkio bankas ir Panevėžio statybos trestas. Tačiau ir šių bendrovių akcijų apyvartos tiesiekė nedaugiau kaip 250 tūkstančių litų. TLT akcijų buvo perleista už 247 tūkstančius litų. Akcijos kaina sugebėjo šiek tiek atsitiesti nuo kritimo, kuris praėjusią savaitę pasibaigus periodui, kuomet akcijų įsigiję investuotojai dar galėjo būti kandidatai bendrovės mokamus dividendus. Savaitį baigiantis viena akcija kainavo litas 13 centų. Ūkio banko akcijomis suprekiauta už 205 tūkstančius litų. Akcijos kaina pakilo 1,56%. Kelias dienas brangusių Panevėžio statybos tresto akcijų kaina smuktelėjo 2,81%. Panevėžio statybos trestas pranešė apie numatomus 1 140 000 litų dividendus akcininkams. Talino vertybinių popierių biržos indeksas pakilo 0,34%. Iš bendros 365 tūkstančių eurų apyvartos didžiausia dalis teko Esti Telekom akcijoms. Jos pabrango 0,62%. Statybų bendrovės Merko Hitus akcijų kaina krito 1,06%. Statybų bendrovės kaina veikė paskelbti pirmo ketvirčio veiklos rezultatai. Dar šiek tiek aktyviau buvo prekiaujama Tallink Group ir Olympic Entertainment Group akcijomis, tačiau jų kainos nepakito. Rygos biržos indeksas ūgtelėjo 1,16%. Bendra biržos dienos apyvarta viršijo 34 tūkstančius latų. Didžiausia apyvarta 25 tūkstančiai latų išsiskyrė 3,20% atpigusios Grindės akcijos. Dėmesio centre praėjusią savaitę atsidūrusios Latvijos tiltai akcijos penktadienį brango 2,82%. Šiandien naujienų tiek. Viso geriausio.